Sibet. Lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Net gerai atrodo pagaliau ta pirmoji pergalė, bet pabaiga vėl banguota. Kaip paties akimis finišavo šitas rungtynės? Svarbiausia pergalė. Daugiau, mažiau. Nežinau. Žaidė, manau, šiandieną geriau už varžovus. Kontroliavom, sakykime, beveik visas rungtynės, viską. Turėjom pranašumą. Nereik norėti 40 minučių išlaikyti viską, jie irgi pasiruošę, keičia žmonės, gynybas dar kažką, bando išmušti šviežių, tai svarbiausia pergalė. Ketvirtam kėliny vėl buvo iki 6 taškų priartėję, nors atrodo per pirmą pusę galėtumėt ir pabėgti dar toliau. Kas visgi nepavyksta, kad galiausiai nulaužtumėt rungtynes ketvirtam kėliny ir finišuotumės, sakykime, ramiau kur kas? Svarbiausia, nereik norėti ant 30 laimėti rungtynių, nes tai, manau, būtų didžiausia klaida ir vis tik tai yra finalas. Ir jeigu kažkas čia galvoja, kad čia taip paprasta ateisim ir padarysim 30 taškų, tai daugiau aš nelabai ką turiu pasakyti. Kokias didžiausias išvadas padarėt po antrųjų rungtynių ir pirmųjų? Palsėjom. Realiai palsėjom, svarbiausia buvo palsėt. Susidėjom 1-2 akcentus, kažką naujo, vieną kitą derinį. Viskas, daugiau nėra laiko. Dabar iš viso tik tai svarbiausia palsėti ir išsilažyti žaizdas. Kiek reikia tokių faktorių kaip šiandien Edmundas, ne? 23 taškai berods geriausias sezono rungtynės. Kiek reikia tokių faktorių šitoj serijai? Kiekvienas, kuris duoda kažką ekstra, visada yra pliusas. Net neabejoju, varžovas irgi ieško X faktorių kažkokių nustebinti, įtraukti daugiau žmonių į rungtynes ir panašiai. Kiekvienas tikrai labai svarbus kažkokiu naujų vėjų nešti ir pakeisti ritmą. Ar su ta pirma pergalė serijai kažkiek ramiau dabar, kad pagaliau užsidarėte vieną pergalę ir dabar toliau gali ateiti jau kažkaip vėl į antrą išgyvenimo mačą? Nežinau, kažkokio, ar čia labai džiaugtis dar nėra ko, bet pirmas žingsnis kažkoks yra padaryta, bet suprantam, kad viskas dar laukia sekančios rungtynės ir reikės viską įrodinėti iš naujo. Turbūt pats blogiausias vaizdas pamatyti, kaip per dvi atakas praranda du komandos draugus tokiai serijai. Tai sakiau, jo, bus labai svarbu išsilaižyti žaizdas, pasiruošti tiek fiziškai, tiek emociškai rungtynėms išvykoje. Manau, čia bus pats didžiausias akcentas, jau taktikos daug tikrai nieko neprigalvosim, svarbiausia atsistatyti. Fanai dar prieš šias rungtynės išpirko bilietus į Vilnių trečiadienį. Kokie jausmus sukelia apskritai ir kokia jūsų nuomonė? Negalvojau, jeigu atvirai tikrai apie ketvirtas rungtynės. O šiandien kiek buvo fanai svarbus, labai susitelkimas jų buvo didelis, dar prieš prasidedant varžybom irgi buvo, tai buvo faktorius padėtis laimėti. Visada fanai yra faktorius ir šiandien ypač jautėsi susivienimas, vienybė kažkokia nuo pat apšilimo, kai išėjom komandą po susirinkimo, jautėsi geras palaikymas ir suprantam ne tik mes, kaip yra svarbu, bet ir ypač mūsų fanų grupuotė, kuri prijungia visą areną. Kas dabar bus svarbiausia, kas lauž dabar seriją, kokie ekspertai sako, įsilaižyti žaidės reikės, bet kas lauž tą seriją iš bendro konteksto? Manau, kaip ir visos rungtynės, kažkur atkovotas kamuolys, kažkur geras apsigynimas, gera komunikacija. Reikia suprasti, kad visos 3 rungtynės į bet kurią pusę galėjo pakrypti realiai, jeigu taip žiūrint, tai manau, tie dalykai išlieka tie patys. Ką pakeitėt šitos rungtynėse, kitaip padarėt, kad pergalę vis dėlto pavyko pasiekti? Tai sakiau prieš tai, kaip tik kolegom, kad sakiau, svarbiausia buvo pailsėti, susitelkti emociškai, pamiršti, kas buvo prieš tai ir realiai taktinių dalykų labai mažai, porą akcentų ir daugiau emociškai, manau, atsistatyti reikėjo, ką ir padarėm. Kaip tokiai, sakykime, praspaltoje situacijai treneris bando prie komandos ir kažkas skiriasi, kokie pagrindiniai centrai šito trenerio, kai esate prispausėjai? Tai kaip, žinot, tokiais momentais, manau, normalu ir žmogiška. Komanda turi vienytis, pasitikėti vieni kitais, petys į petį, aš ir turbūt kito recepto nėra. Tai tokie yra akcentai pagrindiniai. Ką treneris po rungtynių kalbėjo? Einam ilsėtis ir rytoj susitiksim. Sibet. Lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.